pirmiausia, noriu visiems padėkoti už tai, kad pasiryžote, nes pasiryžti irgi reikia. Už tai, kad jums, norint pasiryžti, reikia pradžiai suprasti. Už tai, kad pasiryžote, už tai, kad supratote ir kad už tai, kad jums ne tas pats. Nes, tegul kiti padirba, o aš paskui sakysiu, taigi gerai, o jūs dirbkite. O mes šiuo metu negalim prisidėti, bet jūs dirbkite. Tai jūs ir pasiryžote, ir supratote, ir jums ne tas pats. Tam reikia ir drąsos. Asmeninės mano irgi pastebėjimai, kaip žmonės atvažiuoja, sako, ne, oficialiai aš negaliu, nes bijau. Tiesiogiai taip sako. Aš bijau, pagyvenęs žmogus, aš bijau dėl savo vaikų, sako, nes kad jiems blogiau nebūtų, jeigu aš jums viešai kažką tai pasakysiu. Tai dėl drąsos, jūsų drąsos, irgi aš noriu padėkoti. Ir antru punktu, neabejotinai ir nediskutuotinai, aš noriu padėkoti Tauro asmenyje visai Lietuvos liaudies partijai, jos vadovybei, kurios aš ten ir nežinau, žinau vieną Taurą. Noriu jiems padėkoti, nes jie suteikė mums galimybę. Dabar kam mums? Prezidentinės kampanijos metu mano tikslas buvo, aš uzurpuoju žodį, pagrobiu žodį iš bažnytinės hierarchijos. Mano tikslas buvo paskleisti Evangeliją. Evangelija išvertus reiškia gera žinia, gera naujiena. Geroji žinia, geroji naujiena. Evangelija. Lietuva neparduodama. Lietuva neparsiduoda. Nustokime pardavinėti Lietuvą. Ir mes tą galime padaryti. Mes galime sustabdyti tą Lietuvos išparceliavimą. Tik nuo mūsų priklauso. Apie tai baisu pasakyti, nes tada pasakius taip, tai privalom sakyti, jie yra išdavikai. Jie, kurie buvo mūsų valdžioj 30 metų, yra išdavikai. Taigi visat tikėtis norisi. Taigi valdžioj nepriklausoma Lietuva. Mes jau ne dabar kažkokia ne Maskvos valdžia, ne TSKP, ne Lietuvos komunistų partija. Kaip gražu. Tai dabar jau mes gyvensime visi draugiškai, taigi visi tautiečiai. Visi vienodi. Ir mus išdavė iš karto. Mus išdavė ir pardavė iš karto. Ar visi žinome, kaip Mažeikių nafta buvo neparduota, o padovanota. Naftos biznių neužsiimančiai kampanijai. Bet gal taip reikia? Mes kentėjom 30 metų. Aš apie save galiu pasakyti. 30 metų, gerai, ateis kiti, gal kiti bus geresni. Ir kol tada tas skaudus suvokimas. Visi jie vienodi. Visi jie vienodi. Ir užtat ir Skvernelius, sakau, irgi keičia. Skvernelis čia, ačiū jam už pavardę, nes šitoj vietoj čia taip gerai išeis. Jie keičia skvernelius, švarkelius arba šukuoseną. Jie yra tie patys. Ir šitą žinią aš bandžiau prezidentinės rinkiminės kampanijos metu pasakyti. Vienas pavyzdys, man jisai krito į galvą. 95 metais ar 4 metais Norvegijoje buvo. Vežiojo mus tenai. Važiavom į kalnus, ten į miškus. Kaip pusdienį važiavom, praktiškai mašino nesutikom. Ir sustojo Norvegas miške prie būdelės.
nuėjo, pasiėmė lapelį ir paaiškino, kad jis paskui apmokės už pravažiavimą šituo keliu. Jis galėjo pravažiuoti, nieks ten nieko nemato. Bet jis nenorėjo apgauti. Jis nenorėjo apgauti. Jis galėjo, nieks nemato, bet jis būtų žinojęs. Jis būtų žinojęs apie save. Ir to užtenka. Dar antras niuansas. Kai prieš 20 metų ministerijoje aš nustebau, kaip anglai iš Anglijos ir Velso, kadangi atskirai jie, sveikatos apsaugos ministerijos ir jie antikorupcinio padalinio vadas ir pavaduotojas. Tai tas pavaduotojas pasakė frazę, apie vaistus kalbėjome, pasakė frazę, nereikia leisti, biznis, farmacinės firmos parduoda vaistus. Nereikia leisti farmacinėm firmom iš žmonių imti pinigus už vaistus daugiau, negu jie verti. Galvoju, ir čia ne iš komunistinės šalies pasakė, o iš Anglijos. Ir jų uždavinys, kaip struktūros uždavinys, tuos viršpelnius, apgavystės, prekyba tam tikrų požiūrių gali būti ir apgavystė. Kontroliuoti. Valstybė, jų supratimu, turi kontroliuoti ir sumažinti apgavystės lygį. Tai visas šitas kaupiantis, mano išvada yra tokia, kad Lietuvos valdžia, kuri privalo tarnauti, pasakyti visi žinom, nebūti ponais, o tarnauti. Jų uždavinys buvo, kurio jie neįvykdė. Jie turėjo parodyti savo moralinį pavyzdį visiems mums Lietuvos žmonėms. Mes dirbame skaidriai jums visiems, tautai, visuomeniai. Ir aš užtat sakau, visi jie yra kalti. Ir Zigmui Vaišvilai irgi tą pačią sakau, visi jie yra kalti. Aš puikiai suvokiu, dalis jų buvo nevogė ir nebuvo piktybiški. Čia ūkiškai sakau. Bet aš tada sakau, jūs vis tiek, gerai man čia lengva sakyti, ar ne? Bet jūs vis tiek buvote kalti, nes jūsų širdies šauksmas nebuvo toks garsus, kad visi girdėtų už Seimo rūmų, kad išgirstų žmonės. Ir pilna yra tų istorijų. Jėzaus, senasis Landsbergis, kuris tada nebuvo senas, pasielgė taip nepadoriai, bet ką čia dabar imsi garsiai viešai sakysi, negalima išnešti iš savo vidaus terpės. Vat taip ir prasideda. Tai vieną negalima, kitą negalima, o paskui galima konstituciją sulaužyti. Nes reikia. Kas čia tokio? O jeigu mes tylėsim apie tai, nieks net nežinos, kad reikia sulaužyti ir kad jinai buvo sulaužyta. Tai arba mes, mano geroji žinia buvo, mano evangelija, kad mes Lietuvos galim nepardavinėti ir neparduosime. Ir aš tą vėliavą arba šūkį ir iškeliu. Ar klausimas dabar, paskui, kad būsim šeimininkai, kad nuo karo sustabdysim, kur savaime aišku, tiesiai, karas irgi biznis. Ačiū, kad sergate, irgi biznis, iš visko galima daryti biznį. Arba mes pasiduodame šitai krypčiai, o aš kaltinu visas Lietuvos valdžias, kad jie pasidavė. Arba mes pasakom, suvokiam. Ir čia esantis irgi žmonės, ir visos Lietuvos mastu galim sakyti, nieks negali žinoti, ar šitas žmogus, ar kitas dar koks nors žmogus, ar jis ką nors nepadarys kiaulystės. Pavadinkim ne išdavystės, o kiaulystės. Ir jeigu didžiausias atskaitos kriterijus yra jūsų viduj, man nusispjauti, kaip pagalvos apie mane kiti. Aš žinau viduje, nieks nematė.
Nieks nematė. Bet aš viduj žinau, kad aš pasielgiau taip ir taip. Ir jeigu mes turim savo viduje kažkokį tokį kriterijų ir lentelę arba aukščio zoną, aš galiu taip elgtis, bet jau taip tai nepasielgsiu jokių būdų. Nu, nesvarbu, ką noriu. Nenoriu. Aš galiu pasielgti. Nenoriu. Ir aš tada sakau vieną frazę, kuri man asmeniškai svarbi. Čia Maceina, apie toks filosofas senais laikais, Smetonos laikais, aš jo knygutę kaip studentas perskaičiau, apie 3 dvasios tipus. Ir kai buržuazinės dvasios tipo žmogus prieš mirtį išsigąsta, baisu, nes jis neturi nieko daugiau. Tai prieš mirtį aš tikrai būsiu ramus. Aš padariau tai, ką galėjau, nepakankamai, taip, iškart pritariu. Bet aš pabandžiau. Nu ir kažką padariau. Į tą pusę. Tai šituo gyvenimo keliu eidamas, aš puikiai žinodamas, kad manęs niekas nepalaikys, mušiausi su šita sistema nuo 90 universiteto garbingo, atseit garbingo, universiteto lygyje nuo 93 metų gegužės mėnesio, o paskui universiteto lygį 99 metais spalio mėnesį, kur apie tuo metu nenaudojamą žodį mobingą, viešai, garsiai, atvirai. Nu, o jūs meluokite. Jūs meluokite. Ir aš žinau, kad jūs meluojat. O jums prieš save, jeigu nieko tokio, kad jūs meluojat, tai gerai, o aš žinau. O nuo 2000 metų aš jau ne universitetiniam lygmenyje, o viešai kalbu ir kalbėjau. Ir beveik nieks nieko negirdėjo, nors, kadangi žmonių tokia psichologija, pasimiršta viskas. Mano šefas, kurio vardas Adolfas buvo, Adolfas, ir vasario 15 dieną gimęs jisai buvo. 39 metais ir jo tėvukai pavadino jį Adolfu. Nu, galvoju, geri tėvukai. Tai jisai sakydavo, viskas pasimiršta, užsirašyti reikia ką nors, nes paskui pasimirš. Tai Lietuvos rytas pirmuose puslapiuose apie tokią žmonių apgavystę. Ne manęs, žmonių apgavystės. Tai tas pateikiama ir pažiūrima kaip naujiena arba įdomybė ir tuo viskas pasibaigia. O tos neteisybės eina aukštyn ir nieks nesustabdo šitų neteisybių. Tai čia man tas akivaizdu nuo 2000 metų ir visuomenė mūsų neturi savivaldos, demokratijos pagrindų. Mes nesijaučiam šeimininkai savo šaly, nes jeigu jaustumėm, sakytumėm, visuomenės interesas, mes darysim taip ir reikalausim taip ir taip. Mes nesam pribrendę. Ir valdžia sąmoningai darė, kad visuomenė nepribręstų demokratijai, savivaldai, sąmoningai tai darė. Tai mano geroji žinia prezidentinės kampanijos rinkimų metu ir toks ir tikslas buvo pasakyti, kad yra ir kitaip mąstančių. Yra nebijančių. Ir tada savo mintyse vis sakau, pšol von. Nes lietuviškai taip grubiai pasakyti ir ne pašol, o pšol. Pšol von. Mintyse sakau visiems šitiems. Prezidentinės kampanijos metu 105 000 pritarė toms mintims, kurias aš skleidžiau. Man patinka, kaip vienas gražiai sakė, nesvarbu tas Vaitkus, svarbu, ką jisai sako. Tai žaidimo, šitos rinkimų žaidimo sistemos sudėtinė dalis yra, kad maždaug tik 7%, padidinkim iki 15%, kad smagesnis skaičius būtų, balsuoja priklausomai nuo logikos, nuo proto.
o 85% balsuoja ar mėlynas, ar žalias, ar patiko nosies forma, arba šitas patiko. O dabar ką tik staiga šiandien iš ryto pasižiūrėjau tą breiko šokėją, parašyta, kad jos myliu breiką. Tai ir balsuojama, myliu, nemyliu. Myliu, nemyliu. Tai mūsų, aš įsivaizduoju dabar, prezidentinės rinkiminės kampanijos metu išsakytos mintis, kryptis ir šūkiai arba galimybės, kaip ir kur sutvarkyti Lietuvą ir sustabdyti mūsų naikinimą ir sunaikinimą, šitos mintis privalėjo turėti logišką tąsą, tolesnę. Ir tada 5. kartą galima pasakyti ačiū Lietuvos liaudies partijai, kuri iš esmės vienintelė sutiko. Ir pradžioj, kai tas sutikimas buvo, tai aš sakau, kad čia per gerai skamba, negali būti, kad taip. Tada susėdom kartu dar su Tauru šnektelėjom, kodėl taip gerai skamba ir kad negali būti. Jie nesikiša į sąrašo formavimą. Nes kur buvom pradėję dėrėtis su, lyg tai kalbą suradom, kartu su Vyčiu, tai pirmi 2 jūsų, o paskui 2 mes įdėsime, o paskui vėl 2 jūsų, o paskui mes. O ką jūs įdėsit? Negalim pasakyti. O ką jūs įdėsit? Negalim pasakyti. Ir tada klausimas, kas, kur ir su kuo ir kodėl. Tai šitoj vietoj pati idealiausia situacija Lietuvos liaudies partija, pritardami mano irgi išsakytom mintim prezidentinės kampanijos metu arba vizijai, kaip Lietuva galėtų arba turėtų vystytis, jeigu mes turėtumėm politinį svorį ir galėtumėm tada pakreipti šitą linkme. Ir ta linkme, kur ne tam tikrų ekonominių grupių interesams, ne tam tikrų partijų vidaus žaidimo interesams, ne politinės prostitucijos. Šitą terminą aš naudosiu pastoviai šitos kampanijos metu. Politinę prostituciją mes neužsiimsime. Ir tie, kurie prieš mėnesį sakė, oi, reikia eiti šitą kryptim, o dabar sako, ne, mes eisime tą pačią kryptim, kaip ir jūs sakote. Kai vilkas užsideda ėriuko kailį, aš nepradėsiu šaukti, valio, čia nebe vilkas, o ėriukas. Čia yra tik tai noras save apgauti ir pateisinti savo nepadorius sprendimus. Bet ašgi norėti sužinoti savo motyvus irgi ne visi nori. Čia mediciniškai psichoanalizai racionalizacija vadinasi. Aš galiu susirasti save pateisinančius argumentus, kodėl aš pasielgiau taip ir taip, nes pasielgiau nepadoriai. Bet aš sau susirasiu argumentus, aš tik taip turėjau pasielgti. Tai aš linkęs, mano charakteris toks, man geriau yra, tiesiog, man įdomiau, matyti esmę. O paskui detalės visos jos netiek svarbios, ar ne? Tai politinės prostitucijos. Mes tikrai, sakysime, jūs prasti, bet prostitutka. Ir moteriškiai, ir nemoteriškiai, kad neįžeistumėm, tai sakysim, o šitas prostitutas. Aišku, vėl, tai nereiškia, kad mes negalim su nieko Lietuvoj bendradarbiauti. Su Gabrieliu Landsbergiu, aš prezidentinės kampanijos metu sakiau, su Gabrieliu Landsbergiu aš irgi galėčiau bendradarbiauti. Jeigu jisai pritartų, tokiai ir tokiai krypčiai. Ką darysi? Tik tai vienoj krypty. Kitur kategoriškai ne, bet vienoj krypty, prašau. Kažkadaise labai seniai profesoriui Gyliui
tas, kuris užsienio reikalų ministras buvo. Aš sakau, nu kodėl, socialdemokratas tuo metu, kodėl nepagirti Seime, kai kita partija, nu gerą kažkokią politinę kryptį pasako, arba kad vat reikia, ne, sako, geriausiu atveju neutraliai arba kritikuoti, nesvarbu, kad demagogiškai. Tokie politiniai žaidimai. Tai kai mes patys savo norų nueinam į tokį lygį, į tokius politinius žaidimus, nu tai tada mes ir nepastebimai. Žmogaus taip biologija yra, kad nepastebimai, tada aš jau pripratau, einu truputį. Kodėl miške irgi žmogus gali dideliais ratais vaikščioti? Jis nepastebimai eina ir vis krypsta. Ir jam atrodo, kad jisai ėjo tiesiai. Tai jeigu mes kaip politinė jėga, ir užtat aš nauja politinė jėga, kurios mes atskirai su Mažvydu bandėm, bet kaip atskiros jėgos, mes jos neįkūrėm, nes jinai privalėjo būti užregistruota kovo mėnesį, kad būtų galima spalio mėnesio rinkimuose dalyvauti. Tai ir dar kartą ir jau paskutinį, tik tai Lietuvos liaudės partijos dėka mes dabar galime kartu su jais šią mintį pabandyti, šią evangeliją pabandyti visai visuomeniai paplatinti dar kartą. Tai tikslai ir uždaviniai, apie juos gal dabar nekalbėsiu, bet jie savaime suprantami ten į programą, kuri surašyta 1800 spaudos ženklų ir negalima daugiau nieko. Nu tai išsiplėsti įvairiom kryptim galima ir pasakot, neteisybės akcentuos, nu visi, kas netingi. Ir tada klausimas, ar čia ėriukas, ar čia vilkas ėriuko kailyje. Ir kai žmonės, jeigu jie nori apsigauti, nu tiesiog norisi, ar ne? Ir Uspaskichas, aš buvau darbo partijoje prieš 20 metų. 2006 atrodo įstojau, kai darbo partija pasiuntė Dangutę Mikutienę, režisierę, vadinkim taip, į prezidentūrą kalbėti apie sveikatos apsaugos problemas, tai aš tada nusprendžiau, kad reiškia mano, tuo metu profesorius, habilituotas daktaras ir taip toliau, mano žinių ir kvalifikacijos visiškai nereikia. Nu tai reiškia, aš statistinis vienetas turiu būti, o aš nenoriu būti statistinis vienetas. Nu aš nenoriu. Tai aš parašiau pareiškimą, prašau išbraukti mane iš sąrašų ir viskas. Būtent šitame kontekste. Tai grįšiu atgal. Mazuronis, darbo partijos pirmininkas, prieš 3 mėnesius LRT laidoje su Paleckiu. Čia apie Ukrainą, ne, čia kaip nusikalba Vaitkus maždaug kitą pusę. O dabar Uspaskichas su Puidoku apie Ukrainą kalba taip pat, kaip aš kalbėjau. Ir tada jūs bandysite mane arba ką nors kitą įtikinti, kad ne, jie jau suprato. Ir jie sekantį kartą nedarys šitų kiaulysčių, o 300 000 eurų, kurie turėjo būti sumokėti už šitos partijos korupcinę veiklą ir teismo paskirti, sumokėjome mes, Lietuvos žmonės. Bet mes tai buvo seniai, dabar generolas Tutkus kartu su jais irgi nuėjo. Europarlamentaras Stasys Jakeliūnas irgi kartu nuėjo, nes jie dabar jau išgelbės Lietuvą. Tikėjimo klausimas yra ypatingai svarbus. Aš, kai buvau jaunas, nesuprasdavau to pasireiškimo pas musulmonus, ypač, kad jeigu Muhamedas neina prie kalno, tai kalnas ateis prie Muhamedo. Ir atsimenu tada, šitam kontekste apie tikėjimą. Ir apie jėgą, kuri yra mumyse. 74 arba 75 metais
Medicinos institute bibliotekoje nusipirkau knygutę. Plonais viršeliais. Pirmam tik tai atsivertus, čia viršui kaip predislovija. Protinga knygutė, suaktyvuojanti, sustimuliuojanti žmogų, apie savo kūną pajausti, išmokti, valdyti ir taip toliau. Ir tos knygutės įžanga. 80% žmonių perskaičiusius šitą knygutę nepasikeis. 10% pasidarys protingesni. O mane nustebino, 10% pasidarys dar kvailesni. Perskaitai protingą knygą ir gali pasidaryti dar durnesnis. Tai čia 74 ar 5 metais. Dabar prezidentinės rinkiminės kampanijos metu, per savo darbą kaip gydytojo, tai kokius 3 ligonius tikrai aš atsimenu, kurie, jeigu jie neskaitytų apie mediciną, tai tada jie tikrai būtų protingesni. Tai aš sutinku ginčytis, kad 10% pasidarys kvailesni, galbūt 2 arba 3% gali pasidaryti kvailesni. Bet šita mintis man pasiliko ir aš ją keliu visą savo. O aš galvoju, kažką perskaitau, kad gal aš čia nusigrybauju, gal aš čia taip galvodamas esu neteisus, tada bandau šitą kryptį, kuri man atrodo teisinga, apie kurią aš suvokiau, aš tada bandau dar kitur pasitikrinti, ir nerandu prie ko prikibti. Ir todėl yra labai svarbu, aš čia mano asmeninė patirtis, dulkina, sako, tu neteisus, taip, ateina koks 1 arba 2 žmonės. Jis sako, teisingai darai. To patvirtinimo, nesvarbu, kad tai tik tai 1 arba 2, to patvirtinimo, kad yra kas supranta ir patvirtina, kad tu esi toj teisingoj kely, kaip tik, gal tikrai nusikvailinau, nesvarbu, kad perskaičiau protingai. Čia apie geopolitinį kontekstą, pavyzdžiui, tą patį galima pasakyti, ar ne? Visur apie tą patį galima pasakyti. Bet tada atsiranda tvirtumas savo viduj, gerai. Reiškia, aš teisingoj kely ir aš tada labai senas irgi nuo studentų laikų. Įsivaizduokite, kad rytoj 10 valandą visi numirštam. Ir tada pasakykit, o kas yra svarbu šitam gyvenime? Rytoj mes turim numirti. Ar tai, ką šiandien iš ryto nervavausi, ar tai yra svarbu? Dieve tu mano, kitoks požiūris pasidaro į viską. Tai gerą žinią Lietuvos žmonėm perduoti, kad mes nenusiteikę pardavinėti ir išduoti, ir kad Lietuvos žmonių ir visuomenės ir valstybės reikalai yra svarbesni negu mūsų asmeniniai, jie yra svarbesni. Tai yra vienintelis prioritetas. Nes be tos Lietuvos mes esame visiškai niekas. Materialiai viskas tvarkoj galim gyventi, bet mes esame niekas. Šiek tiek aukštesnė psichologinė suvokimo prasme. Atsitiktinai gimėm, atsitiktinai numiršim ir ką padarysim aplinkai. Tai šitą gerą žinią, kad mes nenusiteikę meluoti ir apgaudinėti, mes nusiteikę sakyti tiesą, mes nusiteikę tartis svarbiausiais Lietuvos gyvenimo klausimais. Ką darysi, jeigu didžioji dauguma nori kitaip eiti į kairę, o ne į dešinę? Aš sakau, grybų turbūt daugiau bus į dešinę. Ne, sako, mes norim kairę. Gerai, einam, nes nieks tiksliai nežino. Tartis. Bet norint su žmonėm tartis, reikia pateikti jiems informaciją. Reikia turėti galimybę pateikti jiems informaciją. O šitos galimybės mes neturim. Jos nėra. Visą masinio informacijos priemonės dezinformaciją teikia,
kuri nuteikia mąstymo ir veikimo algoritmą sukuria, kad eitų tuo keliu, kuris užprogramuojamas. Parodykit 10 kelių ir kad žmogus pasirinktų, kuris kelias geresnis. Ne, tau parodo vieną kelią, sako jisai geras ir 2 parodo neabejotinai arba klaidingai paaiškinamus, kad tikrai šitie blogi. Tai norint paskleisti gerą žinią žmonėm, reikia informaciją jiem paskleisti. Čia berods Amerikonų yra seniai nustatyta apie tarėjų teismus. Žmogus gali priimti teisingą, protingą sprendimą, bet reikia, kad jisai gautų informaciją, kad jisai pasitikrintų, ar jisai suvokia tą informaciją ir paskui labai svarbus niuansas, kuris irgi su tikėjimu susijęs. Reikia, kad žmogus suvoktų, žinotų ir tikėtų, kad nuo jo sprendimo viskas ir priklauso. Nuo mūsų Lietuvos žmonių sprendimo viskas ir priklauso. Bet mes esam netikėliai, mes netikim. Taigi vis tiek nieko nebus. Ir tada tam žmogui, taigi vis tik tie nieko nebus, reiškia, nuostabu. Sistema per 30 metų ir padarė. Iškart pasiduoda. Mano gal charakteris toks, arba mes susiformuojame ir pasirenkam savo likimą, nu ir kas, kad nebus. O man yra svarbiau Skrydis virš gegutės lizdo, kur tas filmas yra labai geras. Jo man kažkaip baisiai įstrigo būtent paskutinė scena. Ten praktiškai filmo pačiam gale. Bet man atrodo, mano suvokime jinai viena esminių buvo. Kai ten tas veikėjas didelį tokį kaip spintą pabandė pakelti, ir aišku, jisai jos pakelt negali. Ir jisai tada sako, bet aš nors pabandžiau. O ką pabandėte jūs? Tai mes čia esam susirinkę ir mes kviesim Lietuvos žmonės pabandyti patikėti savimi ir negalim persipjauti krūtinės ir parodyti, kad mūsų kraujas raudonas. Bet galim kalbėti. O tada norit tikite, norit netikite. Laiko jūs mokyti mes dabar neturim. 30 metų dezinformacija buvo, bet aš tikiu blaiviu protu. Nu, aš tiesiog tikiu. Aš tikiu blaiviu protu ir aš žinau. Aš nežinau, iš kur aš žinau. Aš žinau, kad aš turiu padaryti būtent taip. Tiesiog aš žinau. Aš turiu padaryti taip, kokie rezultatai bus, ne nuo manęs vieno priklauso. Man nesvarbu, kokie tie rezultatai bus. Nes aš juos paveikti tiesiogiai negaliu. Aš privalau padaryti taip. Ir aš tą padarysiu. Jeigu aš padarysiu, aš būsiu ramus, padariau. Gerai, nepakankamai. Gerai, visą sutinku, bet aš padariau. Dabar, kokių rezultatų, mano asmeninė nuomonė, kokių rezultatų aš norėčiau arba galim prognozuoti, arba rezultatai, arba vizija į rezultatus reikalinga irgi paskleisti kitiem žmonėm, nes tai tiesiogiai daro psichologinę pasąmonės lygyje įtaką. Žmogus bandos gyvūnas, biologinis gyvūnas ir žmogus nori būti laiminčių pusėje. Psichologiškai taip yra. Tai LRT, kur nufilmavo tą 14-15 sekundžių reportažą atvažiavę, ar ne, kokių rezultatų tikitės. Tai aš susakiau ten filosofiškai, kokių rezultatų, o dabar jeigu skaičiukais, kadangi 105 000 buvo prabalsavę prezidentinės kampanijos metu,
Tai jeigu prabalsuos 150 tūkstančių už mus, tai sakysiu, už mus tai reiškia už mūsų kryptį, už mūsų viziją, ne už mus kaip fizinius asmenis. Jeigu 150 tūkstančių, tai labai geras rezultatas, jeigu 100 tūkstančių, nu taip, vidutiniškas, o jeigu 5 procentai, tai reiškia patenkama į Seimą iš daugiamandatinės. Nu tai turim dirbti ir taip. Nesakau blogas rezultatas, nes žodžio blogas naudoti negalima. Nes turim dirbti ir taip, ir dirbsim ir taip. Seime dabar grubiai, jeigu 7 procentai prabalsuoja, sakysim, ateina 1 200 000, tai 85 7 procentai. Tai kokia 5, 6, 7 asmenys tada iš sąrašo automatiškai papuola į Seimą. Seime aš kalbinau Stasį Jakeliūną ir prezidentinės rinkiminės kampanijos metu ir klausiau, ateikite mano komandą. Jis viską puikiai supranta, geopolitinį kontekstą. Puikiai supranta. Viską. Apie taip, kaip kas valdo, iš kur, ne Lietuvos masteliu, pasauliniu, viską puikiai suvokia. Nu, bet mažoj frakcijoje tai žingsnis atgal. Nu, tai jeigu save taip vertini, tai ačiū, bet protingas žmogus, su juo daug kur dirbti galima būti. Bet požiūris atspindi vidinį nusiteikimą. Čia susirinkę žmonės yra iš idėjos. Čia tik iš idėjos. Ir tie, kurie balsavo tą 100 000, irgi yra tik iš idėjos. Ir tie, kurie rinko parašus, kurie dalino laikraščius, jie irgi tik tai iš idėjos yra susirinkę. Ir tos be idealizmo, nu tada viską parduosime. Ir tada mes pasidarome, drakonas mirė, te gyvoja naujas drakonas. Aš asmeniškai nenoriu būti drakonu. Aš jau seniai galėjau juo būti. Jeigu aš būčiau nors kiek norėjęs, būčiau nesakęs, kad mano savigarba man neleidžia tylėti, Jėzau, ašgi antrą disertaciją parašiau, kai man buvo 46 metai. Apsigyniau, kai 47 ar 8 metai. Tuo metu visoje Lietuvoje, visose mokslo srityse buvo mažiau kaip 20 žmonių, kurie iki 40 metų, ne, tai iki 40 metų, tai 30 man buvo kažkiek tai. Iki 40 metų, iki 40 metų, 38 kokie metai buvo. Chemijos, fizikos, sociologijos, medicinos, ar 18 žmonių buvo su tokiu moksliniu laipsniu. Bet jie elgėsi nepadoriai. Aš galėjau patylėti, nes ne mano reikalas. Bet jeigu patylėsiu, tai aš žinosiu, kad, aš taip sakau, kadangi ir vaizdžiai būtų, ant tavęs apšai. O tu sakai, ačiū, čia truputėlį kvapas nekoks, bet šilta, drėgna, ačiū, kad jūs ant manęs, ačiū, aš priprasiu, jūs labai dėkingas jums esu. Aš taip nenoriu. Tada aš turėčiau savęs negerbti. Užtat aš ir pasirinkau, aš sakau, o savo likimą pasirinkau 93 metų gegužės mėnesį. Da pašly vaivo. Toks mano charakteris. Ne visi žmonės vienodai gali, kiti negali, viskas tvarkoj, bet mes turim padėti jiems pajausti savigarbą ir savivertę. Aš taip norėčiau, kad mes tiesiog iš vidaus didžiuotume. Mes lietuviai. Jokių būdų, kad kiti nežemesni.
Nu, bet mes, garbingas žodis koks, mes lietuviai, ir istoriją kokią turime, ir atsilaikėme, ir elgiamės padoriai. Padoriai elgtis reikia. Tai uždaviniai mūsų yra praktiniai dabar kokie bus. Priklausomai nuo finansų, kiek bus sukritę į rinkiminę sąskaitą, tai aš manau, kad spręsime mes čia jau viduj turbūt laikraštuko pavidalu, kurį tada jau atspausdinsiu, sutvarkyti, nieko stebuklo naujo nepasakysime, negu gal tik tai psichologiniu požiūriu kitaip tekstą išdėlioti, negu buvo prezidentinės kampanijos metu. Ir tada išdalinti tuos laikraštukus, o paskui, jeigu informaciniai elektroniniai sistemai, kur irgi tada ateina tiem, kurie naudojasi ten Facebookais, ne Facebookais ir visom, jiems įkrenta tam tikros žinutės. Bandysime pagal savo finansinius pajėgumus savo žinią paskleisti.